Sveiki visi, su jumis MJ Taro. Viename vaizdo įraše žadėjau balandžio taroskopą, tačiau intuityviai pajaučiau, kad tai nėra tai, ką jums turėčiau perteikti šiuo metu. Dabar turim vieną po kito, tai Saulės, tai Mėnulio užtemimus, naujus astrologinius metus ir tikrai labai toksai įdomus ir keistas periodas. Pati irgi jaučiu, kad keičiasi tam tikri vidiniai dalykai, įsitikinimai, reakcija į tam tikrus dalykus, bet tai šis video nėra apie mane, ar ne? Tačiau tikrai tikiu, kad nemaža dalis žmonių galbūt susiduria su migla gyvenime, galbūt tiesiog jaučia kažkokį neramumą, nesupranta, kodėl ir kas vyksta. Tai šios dienos būrimo tema yra tiesiog, kas svarbu jums žinoti šiuo metu. Ir bus 3 variantai. Pradžioj mesiu orakulinės kortas, o vėliau žiūrėsim su taro kortom plačiau šiek tiek apie viską. Taip pat priešais jūs yra 3 akmenukai. Tigro akis, ametistas ir skaidrusis kvarcas. Tai galėsit rinktis pagal kortą, galėsit rinktis pagal akmenuką, kaip jau norėsit. Taigi, pirmasis variantas. Ką reikia žinoti pirmajam variantui? Tigro akis. Ką reikia žinoti, kas svarbu žinoti, ar ne? Antrajam variantui. Ametistas. Ir ką reikia žinoti, ką svarbu žinoti trečiajam variantui. Ir pati korta iškrito trečiajam variantui. Skaidrusis kvarcas. Taigi, rinkitės, galite vaizdo įrašą susistabdyti. Ir pradėsim su pirmoju variantu. Tigro akis. Vau, 7 žvaigždžių sesės. Kūrinių gimimas. Gyvenimo tam tikras, kaip čia pasakyti, pamatas ir išraiškos. Paimkim šitą kaladę, pasižiūrėsim apie ką čia. Bet norėtųs pasakyti, kad viduje jūsų yra šiuo metu kažkokia tai kūrybinė galia. Esat galbūt pilni idėjų, kurias reikia įgyvendinti. Nors jūs ir bijot, tačiau reikia. Gerai, apie ką čia?
Taip, korta yra apie tai, kad visata jūs kviečia daryti tai, ką ir kaip ir lemta ar nedaryti, ką ir reikia šiuo metu daryti. Gali būti, kad jūs bijote palikti stabilumą. Bijote, kad įgyvendinant savo projektus neva tai, kad nebūtų dar blogiau. Tarsi aš darysiu, man atrodys viskas gerai, o tada kažkas tai tokio išlenda, ko aš nenumačiau. Ir tame yra baimė, gailestis. Man toks jausmas, kad jūs bijote paleisti šiuo metu tai, ką turite stabilaus. Tačiau ko jūs nematote, kad vykdant naujus projektus, naujas veiklas, ar kad ir ką jūs esat čia naujo sugalvoję, jūsų laiku įgysit dar didesnį stabilumą, negu turit dabar. Ir jūsų intuicija žino, kad gali būti geriau. Ir netgi jau turbūt žinot, į ką galėtumėt atsiremti. O jeigu, sakykime, iš karto neva tai taip nepasisektų, ar jum atrodytų, kad jūs labai jau stringat. Tai paklauskit savo intuicijos. Jinai turėtų pasakyti, į kokį žmogų jūs galite atsiremti, nes pagalba čia tikrai būtų. Ir man toks jausmas atėjo, kad jūs taip bijojot prarasti tai, kas stabilu, bet kai gyvendinot tos projektus, atsipūtėt ir savo pasakėt, kad aš taip dvejojau, bet aš taip stengiausi ir aš dabar turiu netgi geriau negu turėjau. Kokiu keliu jums reikėtų eiti? Tai, labai įdomu, nes jums reikėtų eiti tokiu keliu, kurio jūs labiausiai nematot, kurio jūs labiausiai bijot. Ir kuris atrodo gali netgi išmušti pamatą jums iš gyvenimo. Tai tokiu keliu jums reiktų nepabijoti nueiti. Nebijokit savo išraiškos, nebijokit paleisti savo kūrinius į visatą. Tai jums atneš
daug daugiau stabilumo ir jeigu ką, nepamirškit, kad jeigu netyčia ir suklupsit, pagalba bus. Ir jūsų intuicija gali pakuždėti, kad kas jums padės, jeigu ką. Taigi, tokia tai visai žinutė gražia. Kurkit, žiūrėkit ir nebijokit parpult. Nes iš tikrųjų tai tas gyvenimas visada yra kalniukai, bet iš kiekvieno mes etapo labai stipriai pasimokom, ar tai būtų kritimas, ar tai būtų kilimas. Viskas visada keičiasi, mainosi ir svarbiausia pasimti iš to etapo tai, kas padaro mus geresniais žmonėmis. Kažkokias tai išvalgas, kažkokius tai įgūdžius. Sėkmės pirmasis variante ir iki. Labas antrasis variante. Ametisto akmenukas ir pasižiūrėkim, kas slepiasi čia. Portalas, duris atsidaro, tu nuspręsi, apdovanojimas ir toks intensyvus tampas. Jum noriu paimti kitą kaladę dabar, negu ėmiau pirmajam variantui. Pasižiūrėsim, apie ką čia yra. Pati orakulinė korta šneka apie be galo didelės galimybės šiuo metu užsiimti manifestaciją. Tai, ką jūs norit, galit gauti. Gali būti, kad jūs visatos akimis ties kažkokiu tai klausimu labai dirbot ir dabar jums ši galimybė manifestuoti yra toks kaip apdovanojimas. Ir taro kortos tarsi patvirtina, kad jūs turit galimybę pasitraukti gan lengvai iš ten, kur jums nebegera būti, kur jūs nebematot perspektyvų. Jūs turit galimybę malones naujoves prisikviesti savo gyvenimą, būtent per manifestaciją. Taip, šita manifestacija yra jums dovana, iškrito kaip patvirtinimas už jūsų nudirbtą sunkų darbą. Kažką jūs padarėt labai gerai visatos akyse. Ir čia atėjo apdovanojimas. Ir toks jausmas, kad mes čia labiau šnekam apie veiklą. Savo išraišką, savęs realizavimą.
manifestacijos metu jūs galit prisišaukti tą teigiamą pokytį ir netgi save visai kitaip pradėti jausti. Jūs galit pradėti labiau savim pasitikėti. Jūs galit pradėti jausti daugiau tokios gerovės, galbūt netgi materialinės. Galbūt pajusit, kad staiga jūs pradėjo supti tam tikra prabanga. Ko anksčiau nebuvo. Kad į jūs žiūri daug rimčiau aplinkiniai ir vertina daug stipriau. Jums reiktų nebijoti veikti staigiai arba nebijoti staigių pokyčių. Jums reiktų nepabijoti pasitikėti savo jėgomis. Ir noris pasakyti, kaip šitas vaikinas laiko kardą, taip ir jums nepatingėti tuo kardu pamojuoti. Einant link savirealizacijos. Taip ir dar kaip patarimas, ar ne, iškrito kartu ir patvirtinimas šitom 2 kortom, kad iš tiesų reikia nepabijoti panaudoti savo protą, savo intelektą, savo netgi tokį, noris pasakyti, aršesnį charakterį, nepabijoti kartais pabūti tokiam aštresniam. Tačiau žinoma, kas per daug, tas nesveika. Ir aš šneku apie tai, kad kai tas portalas atsidarys ir jūs gausit savo manifestacijas po truputį, ar atsiras tiesiog šansai gauti tai, ką jūs bandėt manifestuoti, tai tada ir nereikia pabijoti panaudoti savo proto, aštrumo, logiškumo ir nepabijoti veikti staiga. Tai tokia žinutė jums, antrasis variante. Sėkmės ir iki. Ir sveikas. Trečiasis variantas, skaidrusis kvarcas. Ir žiūrim, kas slepiasi po šiuo kristalu. Ką jums svarbu žinoti. Kaip įdomu. Aktyvuota žemė, jėgos vietos, tokios tarsi nubrėžtos linijos, kur jums reikia keliauti, ir pasitikėkit, kur jūs veda. Įdomu, nes jeigu prieš tai buvusiam variante netarsi, o iš tiesų buvo raginamas manifestuoti, tai čia noris pasakyti jum priešingai. Nedarykit nieko priverstinai, dirbtinai. Tiesiog leiskitės vedami visatos. Atsipalaiduokit ir, sakau, nieko per prievartą nemastykit, nieko per prievartą nebandykit prisišaukt pas save gyvenimą, to
jums dabar nereikia. Ir net noris pasakyti, atsiduokit tokiems netikėtumams. Gavot kažkokį tai netikėtą pasiūlymą kažkur tai išvykti ir sutikit. Tuoj pasižiūrėsim jums papildymus apie ką čia. Nustokit kovoti, jeigu su kažkuo kovojat. Nebūtinai tai turi būti kova su išorės jėgom. Galbūt jūs labai intensyviai norit kažką pas save viduj ar gyvenime keisti pats ir su tuo labai kovojat. Tarsi noriu, bet neišeina. O galim ir nereikia nieko dabar keisti. Pasiduokit savo sielos vedliam. Ir jie jūs nuves link naujų idėjų. Naujo pasaulio netgi suvokimo gali nuvesti. Naujos veiklos. Tai dar plačiau pasižiūrėsim. Atsidavę savo, taip sakant, sielos vedliam į rankas, jūs išmoksit priimti įvykius ramiai. Sakykime, aš kažko tai negavau, nu ir gerai, vadinasi, galbūt ir neturėjau gauti, galbūt gausiu, bet ne dabar, vadinasi, taip turi būti. Jūs išmoksit palikti netenkinančią situaciją be konfliktų. Ir net nesvarbu, kad jūs ne visada žinosite, kur jūs einat. Mes tikrai negalim visada visko žinoti. Tačiau jums tai bus nesvarbu, jūs vis tiek išmoksit palikti tai, kas netenkina be konfliktų ir ramiai netgi, noris tai pasakyti, išlaukti kažko, kas užims vietą vietoj to, ką jūs palikot. Nes kaip tik pastarosiam dienom labai galvoju apie tai, ant kiek gyvenimas nemėgsta palikti tuščių vietų. Aišku, jeigu jūs tik norit, kad atsilaisvinusi vieta būtų užimta, tai jinai tikrai tikrai greitai taps užimta. Lankant
kažkokias šventas vietas ar tiesiog savo sielai mielas vietas, jums ateis įkvėpimas, idėjos, kaip nukeliauti ten, kur jūs norit būti, be kažkokių tai dramatiškų kovų. Išmoksit kantrybės. Pati korta iškrito. Šitas kelias, apie kurį dabar šneku, atves jūs į visapusišką pasitenkinimą. Jūs būsit viduje ramus, susikaupęs, harmoningas ir turėsit visko tiek, kiek jums ir pakanka. Ir patarimas, taip, iš tikrųjų panašios kortos čia kartojasi. Patarimas būtų atrasti vidinę stiprybę, pasitraukti iš to, kas nepatinka, atsitraukti nuo to, kas nebepatinka, be konfliktų ir skandalų. Ir kai mes atsitraukiam iš tos vietos, kuri mums netinkama, ar nuo žmonių, kurie mes netinkami, čia kiekvienam visokių variantų gali būti ir prisitaikysit savo, tada mes ir leidžiamės vedami visatos. Nes tu savo ramiai atsitrauki ir lauki, kas toliau bus. Taigi, dabar tokia mintis netgi kilo, kad jeigu jūs artimiausiu metu ar netgi šiuo metu kažką užbaiginėjat, iš kažko išeinat, su kažkuo atsisveikinat, tikėkit tuo, nes toks ir buvo aukštesnių jėgų sumanymas. Atsipalaiduokit ir lai jūs veda. Jeigu kažkam tai kyla dvejonių, o kas bus toliau, tai patikėkit, jeigu norėsit, vėlgi kartoju, tikrai laisva vieta ilgai neužsibus. Tik reikia išlaukti. Taigi sėkmės trečiasis variante ir iki.